Video papasakosiu, kas sudaro FPV rėmą. Tai yra viršutinė rėmo dalis, kaip atrodo dar nesurinktas rėmas. Tai yra viršutinė dalis, kojos, tai yra, kur čia šitose vietose varikliai tvirtinasi. Ir šito dalimi tvirtinasi prie rėmo. Ir čia apatinė dalis. Čia turėtų šitokie dar eiti. Apatinė dalis, kameros, tvirtinimas kameros iš tų dviejų dalių, kuris įsistato taip, kažkaip Jie jungiasi su apatinė dalim ir turėtų su viršutinė dalim. Tos dvi detalės yra kamerai tvirtinti. Variklių yra storesnės dalis. Tvirtinimo kojas yra variklių tvirtinimo kojas yra, aišku, ir varžto. Kaip atrodo, čia yra rėmo dalis. Yra keturios. Čia yra 7 colių dronai. Tokios smulkios detalės, kaip susirenka, aišku, yra dar. O kaip atrodo, maždaug surinktas dronas atrodo taip. Jau kojas su varikliais sumontuotais. Čia truputį galbūt rėmo konstrukcija skiriasi. Čia visa elektronika yra. Viena plokštė yra skrydžio valdymo modulis, ten tas flight controlleris. Yra tas escape ir iškart yra 4 variklių. Čia kameros, matosi kameros tvirtinimo detalės. Antena, GPS antena, vaizdo antena. Čia yra viršutinė dalis, tai nuimta, tai matosi tik tai apatinė dalis. Tai tvirtinasi, čia kaip tik kojas, tokia plokštė, kaip tik tvirtinasi, atskira plokštė yra tvirtinimui variklių, kojų varikliams tvirtinti. Iš viso 4 kojos, apatinė plokštė, ta kita apatinė, ten ta viso per ilgį plokštė, tokia tvirtinimo taškai, dar varžtai, kurių plokštės yra tvirtinimas, valdymas visas elektronika. Čia turėtų būti vaizdo siųstuvo tvirtinimas, čia kameros tvirtinimas, čia yra radio ryšio, tai yra su pulto ryšio imtuvas. Ir tokia šitas dar dalykas yra pipsikas, kur yra, kai išsijungia tokius garsus, skleidžia, tarkim, kad lengviau suras būtų droną, jeigu ne kur nors nusileidžia kaip žolė. Ir išjungsiu. Šitojo drono viršutinė dalis atrodo šitaip. Ten matosi tvirtinimas taip. Ir tai yra, įeina ten tos kameros plokštės, o visas kitas tvirtinasi varžtais 8. Kiek taip surenka, atrodo drono rėmo surinkimas iš dalių. Tai taip, kad vaizdžiau būtų. Yra 4 kojos. Taigi dabar žinosit, iš ko susidarė 7 colių rėmas, kokios dalys įeina ir maždaug kaip jis surenkamas. O galbūt jūs su rėmo konstrukcija patys esat sukūrę kokį nors
kitokios konstrukcijos rėmą. Arba jūs visai kitaip sužengiu.